Klausimas, ar tikrasis Dievas egzistuoja? Atsakymas, pirma, taip. Ir Dievas yra tikrasis. 1 Jono 5:20. Mes taip pat žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir davė mums supratimą, kad pažintume tikrąjį. Ir mes esame tikrajame jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Jis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Romiečiams 3:04. Niekų būdų. Verčiau tegul Dievas būna tikras, o kiekvienas žmogus, melagis, kaip parašyta, kad būtum pripažintas teisus savo žodžiais ir laimėtum, kai esi teisiamas. Antra, Dievas turi esybę ir tikrąjį pavidalą. Hebrajams 1:03. Jis yra Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis viską savo galingų žodžių. Jis, atlikęs žmonių nuodėmių apvalymą, atsisėdo aukščiausioje dešinėje danguje. 1 Jono 3:02. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Bet mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Trečia, Dievas turi savo atvaizdą. Pradžios 1:27. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, pagal Dievo atvaizdą sukūrė jį, vyrą ir moterį sukūrė juos. Ketvirta, Dievas yra gyvasis, tikrasis Dievas. Jeremijo 10:10. Bet Viešpats yra tikrasis Dievas, jis yra gyvasis Dievas ir amžinasis karalius. Kai jis supyksta, žemė dreba, tautos negali ištverti jo įniršio. 1 Tesalonikiečiams 1:09. Jie patys pasakoja apie tai, kaip mes atėjome pas jūs ir kaip jūs atsivertėte nuostabų prie Dievo, kad tarnautumėte gyvajam ir tikrajam Dievui.